Rusija ką tik pradėjo didžiausią šių metų puolimą, kurio tikslas visiškai užimti rytinę Ukrainos dalį, tiksliau regioną vadinamą Donbasu, kurį Vladimiras Putinas nori kontroliuoti nuo pat karo pradžios. Kas kontroliuoja Donbasą, tas iš esmės valdo didelę dalį Ukrainos pramonės ir išteklių. Ir būtent dėl to abi pusės jau daugiau nei 4 metus kovoja dėl kiekvieno ten esančio centimetro. Pakeliui ten yra stipriai ginamų miestų linija. Kariai tai vadina tvirtovių diržu. Įsivaizduokite sieną. Kol ši siena stovi, Rusija nepasieks ten, kur nori. Tada Vladimiras Putinas įsakė pradėti puolimą 2026 m. kovo 21 dieną. Tai buvo didžiausias šių metų ėjimas. Ir po 2 dienų nutiko kažkas keisto. Vienas Vladimiro Putino partijos deputatas kreipėsi į žiniasklaidą ir pasakė, kad Rusijos pajėgos judės lėtu tempu. Pagalvok apie tai akimirką. Jūs ką tik pradėjote didžiausią metų puolimą. Žingsnis, kuris turėjo pakeisti viską. Ir jūsų pačios partija per televiziją aiškina, kodėl viskas vyks lėtai. Tai nebuvo klaida, tai buvo Kremlius mažinantis lūkesčius dar net neprasidėjus pagrindiniai kovai. Ir kai pati puolėjo pusė jau atsiprašinėja dar prieš pradėdama puolimą, tai ženklas, kad viskas klostėsi ne pagal planą. Puolimas nesužlugo vėliau, jis sužlugo dar neprasidėjusi. Bet kasgi nutiko, kad didžiausias 2026 m. Rusijos puolimas mūšio lauką pasiekė jau palaužtas. Dar net neprasidėjusi. Žiūrėdamas šį vaizdo įrašą, atkreip dėmesį į vieną dalyką. Kiekvieną kartą, kai Rusija imsis veiksmų, kurie atrodo puolamieji, paklausk. Ar tai yra puolimas? Arba reakcija apsimetanti puolimu? Pradėsi matyti tam tikrą modelį. Ir kai pamatysi, bus sunku to nebematyti. Kad geriau suprastume šią istoriją, turime grįžti į 2026 m. vasarį. Bet ne tam, kad pakartotume akivaizdžius dalykus. O tam, kad parodytume tai, kas apie tą akimirką retai kada pasakoma. Matote, Ukraina pradėjo agresyvę kontrpuolimą pietinėje šalies dalyje. Dauguma šio karo analitikų tai vertino kaip teritorinę pergalę. Juk jie atgavo teritoriją ir tai yra geras dalykas, tiesa? Tačiau tai nebuvo pagrindinis dalykas. Ukrainos kontrpuolimas nebuvo vien tik operacija teritorijai atgauti. Tai buvo operacija ištekliams sunaikinti, kuriuos Rusija laikė kitam tikslui. Pagalvokite apie tai. Jei žinote, kad jūsų priešininkas saugo savo geriausias pajėgas būsimam mūšiui, ką darote? Sukuriate situaciją, kuri priverčia jį panaudoti tas pajėgas dabar, anksčiau laiko. Būtent tai ir padarė Ukraina. Agresyviai verždamasi pietuose, ji privertė Rusiją reaguoti. O tam, kad sureaguotų, Rusija turėjo perkelti dalinius, kurie buvo specialiai rezervuoti pavasario puolimui. Yra vienas pavyzdys, kuris tai iliustruoja. Rusija turėjo karinį dalinį, kuris mūšiuose nepasirodė nuo 2025 m. rugpjūčio. Jis mėnesius buvo laikomas atsargoje, nenaudojamas, tiesiog laukė tinkamo momento. 2026 m. kovą šis dalinys buvo aktyvuotas. Ne tam, kad pultų, o tam, kad uždengtų spragą, kurią Ukraina buvo atvėrusi pietuose. Viena svarbiausių puolimo dalių buvo sudeginta per atsakomąjį veiksmą, o ne per ataką. Ir skaičiai rodo, kiek tai kainavo mūšio lauke. Kovo 19-ąją 2 dienos prieš oficialų puolimo pradžią, Rusijos pajėgos surengė šturmą link tvirtovių žiedo. Iš maždaug 500 pasiųstų karių, 405 buvo nužudyti arba sužeisti, beveik 80% nuostolių per vieną puolimą. Apie tai pranešė generolas Sirskis, Ukrainos kariuomenės vadas, ir tai patvirtino Karo studijų institutas, vienas pagrindinių karinės analizės centrų pasaulyje. Kariai, turėję vos savaitę apmokymų, buvo mesti prieš stipriai ginamas pozicijas, dar net neprasidėjus pagrindiniai puolimo bangai. Čia jau galima pastebėti tą modelį, į kurį prašėme atkreipti dėmesį anksčiau, prisimeni? Rusija ėmėsi veiksmų, bet buvo priversta tai padaryti. Tai, kas atrodė kaip iniciatyva, iš tikrųjų buvo reakcija. Ir tai tik pirmasis pavyzdys. Ir čia yra svarbi detalė. Kodėl yra aiškus ženklas, kad karinė ofensyva žlugo dar net neprasidėjusi?
Kai kariuomenė, kuri turėjo pulti, pradeda nukreipti tas pačias puolimui skirtas pajėgas į gynybą, tai prilygsta boksininkui, kuris saugojo dešinę ranką lemiamam smūgiui, bet staiga turi ją panaudoti netikėtam smūgiui atremti. Kai pamatai tokį judesį, puolimas jau yra sužlugdytas. Kas vyksta po to, yra pasekmė, o ne planas. Rusija davė šį signalą vasarį, O kovo puolimas tai patvirtino. tačiau, jei problema būtų tik dėl karių, galbūt Rusija vis tiek sugebėtų kažkaip kompensuoti. Tačiau tai, kas įvyko paskutinę kovo savaitę, palietė dar sunkiau atstatomą dalyką. Kovo 23-27 dienomis Ukrainos dronai paeiliui atakavo du didžiausius Rusijos naftos eksporto uostus Baltijos jūroje. O po to didžiausia regiono naftos perdirbimo gamykla. Įsivaizduokite šiuos uostus kaip čiaupą, per kurį rusiškų naftos pinigai teka į pasaulį. Ukraina ėmė ir užsuko čiaupą. Remiantis Reuters skaičiavimais, pagristais rinkos duomenimis, šie išpoliai sumažino apie 40% visos Rusijos naftos eksporto pajėgumų. Agentūra tai pavadino rimčiausiu tiekimo sutrikimu šiuolaikinėje Rusijos istorijoje. Tai jau būtų rimta bet kuriuo metu, tačiau laikas, kada tai įvyko, paverčia šį išpolį kažkuo kitokiu. Ta pačią savaitę pasaulinės naftos kainos kilo dėl karo Irane. Tiksliau, todėl, kad vienas iš pagrindinių pasaulio naftos jūrinių maršrutų buvo uždarytas. Kai pasaulinėje rinkoje yra mažiau naftos, jos kaina šauna į viršų. O kai kaina šauna į viršų, tie, kurie turi naftos parduoti, uždirba turtus. Rusija buvo puikioje padėtyje pasipelnyti. Dėl kainų augimo ji uždirbdavo net iki $150 milijonų papildomai per dieną. Ukraina ėmė ir sunaikino ne tik vieną naftos perdirbimo gamyklą, ji sunaikino vamzdį, kuriuo turėjo tekėti tie papildomi pinigai. Ši detalė yra labai svarbi, nes ji viską pakeičia. Karinė ofensyva kainuoja pinigus. Kareiviai, šaudmenys, kuras, logistika – visa tai turi būti finansuojama. Jei pajamos, kurios turėjo pasiekti didžiausią apimtį, buvo sumažintos būtent šią savaitę, Rusijos problema nebėra vien kariuomenės klausimas. Ji tampa ir finansinė problema. Ir būtent čia problemos pradeda kauptis. Rusija beveik viskam priklauso nuo savo valstybinės geležinkelio. Ji perveža apie 87% visų šovinių, įskaitant amuniciją, kurą ir įrangą kariuomeniai. Be jos frontas sustotų. Tačiau ši geležinkelių sistema yra sugadinta iš vidaus. 2026 metų pradžioje įmonė buvo sukaupusi apie $52 milijardus skolų. Blogiausias finansinis laikotarpis per 16 metų. Darbuotojai yra atleidžiami. Maždaug 200 traukinių yra atšaukiami kiekvieną dieną. Investicijos buvo sumažintos. Ir žinote, kas blogiausia? Kad išgyventų finansiškai, geležinkeliui reikėtų komercinių pajamų. Tačiau vyriausybė reikalauja, kad ji teiktų pirmenybę kariniams kroviniams. Tai išstumia komercinius krovinius ir sunaikina būtent tas pajamas, kurių jai reikia, kad išsilaikytų. Karui reikia geležinkelio. Tačiau geležinkelis yra naikinamas karo. Tai kaip darbuotojas, kuriam reikia atlyginimo, kad galėtų susimokėti sąskaitas. Tačiau darbdavys reikalauja, kad jis dirbtų nemokamai. Klausimas nėra, ar jis sustos. Klausimas kada? Dabar atsiranda tai, kas visą tai sujungia. Kovo 24 dieną Donaldas Trumpas viešai pareiškė, kad Ukraina ir Rusija yra arti taikos susitarimo. Po 2 dienų Zelenskis tiesiogiai tam prieštaravo. Jis pasakė, kad nebuvo jokios realios pažangos. Kad Rusija ir toliau kelia tuos pačius reikalavimus kaip visada. Ir per visą šį laikotarpį Rusija nenustojo pulti. Šalis, kuri nuoširdžiai nori taikos, nepradeda didžiausias metų puolimo, kai kalba apie susitarimą. Tačiau šalis, kuriai reikia laimėti laiko, kad atstatytų tai, ką prarado, kad palauktų, kol silpnės parama Ukrainai, kad pagerintų savo pozicijas prieš iš tikrųjų sėsdama prie derybų stalo. Na, ji daro būtent tai. Šis taikos naratyvas vienu metu tarnauja Rusijai 3 frontais. Pirmiausia, tai sumažina tarptautinį spaudimą. Niekas nenori atrodyti taip, lyg būtų prieš taiką. Antra, tai suskaldo vakarų paramą Ukrainai.
Nes dalis visuomenės pradeda klausti, kodėl reikia toliau finansuoti karą, kuris jau beveik baigėsi. Ir galiausiai tai sudaro galimybę Putinui bet kokį rezultatą pristatyti kaip sėkmingą diplomatiją savo paties visuomeniai. 3 tikslai, 1 taikos pareiškimas. Ir tai nėra nauja. 2022 metais, kai prasidėjo karas, Rusija derėjosi su Ukraina Turkijoje, tuo pačiu metu pertvarkydama savo pajėgas. Kai baigėsi persigrupavimas, dėrybos tiesiog nutrūko. Modelis dabar yra toks pats, tik šį kartą Rusijos pozicija yra daug silpnesnė nei buvo 2022 metais. Dabar galima sudėti visas dalis ir duoti tam pavadinimą, kurio tai nusipelno. Tai, ko tau neparodys joks oficialus pranešimas. Sustok ir pagalvok. Ofensyva buvo mažesnė nei tikėtasi, nes rezervai buvo išeikvoti reaguojant į Ukrainos veiksmus vasarį. Naftos pajamos, kurios turėjo ją finansuoti, buvo sumažintos būtent pačiame pike. Geležinkelis, kuris gabena atsargas, yra rimtoje finansinėje krizėje. O dėrybos dėl taikos, jos veikia labiau kaip pasakojimo priedanga, nei kaip tikras ketinimas. Viskas vyksta tuo pačiu metu. Žinai, kaip tai vadinama? Žlugimas apsimetantis puolimu. Prisimeni, kai pradėjome šį vaizdo įrašą? Kalbėjome apie kariuomenę, kuri į svarbiausią mūšį ateina turėdama mažiau, nei buvo sukaupusi. Dabar jau galima matyti visą vaizdą. Ši kariuomenė neprarado savo rezervų dėl neatsargumo. Jie buvo priversti jas panaudoti anksčiau laiko. Jie pasiekė lemiamą akimirką, neturėdami to, ko reikėjo, be pinigų, kad galėtų tęsti puolimą. Ir su geležinkeliu, kuris turėjo atgabenti atsargas esančių krizėje, vis tiek pasauliui pristatoma taip, lyg jie laimėtų. Tai ir daro šią akimirką ypatingą. Tai ne tik puolimas, kuris nepavyko. Tai visa sistema, kuri praranda gebėjimą atsigauti. Žlugimas nėra tada, kai viskas sugriūva iš karto. Žlugimas yra tada, kai įtrūkimai kaupėsi per greitai, kad juos būtų galima sutaisyti. Tai tada, kai tu atitrauki ranką, kuri turėjo smūgiuoti, kad užblokuotų ir tada supranti, kad jau nebeturi smūgio. Rusija yra šiame taške. Ji nėra akivaizdaus žlugimo būsenoje, tačiau ji neturi jokios erdvės klaidoms. Ir aiškiausias to ženklas kyla ne iš mūšio lauko. Jis ateina iš vidaus. 53% Rusijos piliečių nori taikos derybų. Remiantis nepriklausoma apklausa atlikta 2026 m. vasarį. E 26. O vyriausybė vis labiau stiprina Telegram blokavimą. Platforma, kurią Rusijoje naudoja beveik 96 milijonai vartotojų. Visiškas blokavimas planuojamas balandžio 1. Platforma, kurią pačios Rusijos vyriausybinės agentūros naudoja bendravimui, yra blokuojama to paties vyriausybės. Pagalvokite apie tai. Maskva yra sostinė. Ten gyvena pareigūnų, politikų, žmonių, kurie palaiko šį režimą, šeimos. Jeigu reikia nuo jų slėpti, kas vyksta, nuo žmonių, kurie turėtų būti tavo pusėje, problema jau nebėra išorėje. Kai pasakojimas ir realybė taip stipriai išsiskiria, viena iš jų pasiduoda. O pasakojimai nelaimi mūšių. Jei per artimiausias savaitės Rusijos puolimas tvirtovių žiede įgaus tikros jėgos, tai yra iš tikrųjų pajudės link tų miestų rytų Ukrainoje, tuomet dalį šios analizės reikės peržiūrėti. Tai reikštų, kad Rusija vis dar turi didesnį pajėgumą, nei rodo dabartiniai ženklai. Tačiau jei puolimas ir toliau bus suskaidytas be reikšmingos pažangos, kol Rusija toliau praranda pozicijas pietuose, scenarijus pasitvirtina. Ir kitas šios istorijos skyrius pradeda rašytis savaime. Pats aiškiausias to rodiklis. Nėra teritorinis. Jis yra žmogiškas. Rusija pasiekė tokį lygį, kad spaudžia jaunas Vidurio Azijos moteris, atliekančias bausmes Rusijos kalėjimuose, tarnauti kariuomenėje mainais už laisvę. Siūloma apie $26 000 už 1 metų tarnybą. Šių moterų šeimos gauna desperatiškus laiškus, kuriuose prašoma pagalbos pasipriešinti šaukimui. Tai nėra laiminčios armijos elgesys. Tai yra armijos, ieškančios bet kokio žmogaus, kurį tik įmanoma rasti, elgesys. Ir dar yra dėrybų klausimas. Trumpas nori susitarimo iki 2026 metų birželio.
jei jis spaustų Ukrainą atiduoti teritoriją. Arba jei Europos parama susilpnėtų, pusiausvyra pasikeičia. Ne todėl, kad karinė situacija staiga pasikeistų, bet todėl, kad karus taip pat palaiko politinė valia. O ši politinė valia, yra dar labiau nenuspėjama nei tankai. Tai, ką parodė ši savaitė, yra tai, kad didžiausias Rusijos puolimas 2026 metais jau atėjo į mūšio lauką, jau susilpninta. Ne dėl didelio pralaimėjimo, bet dėl klaidų sekos, kurios kaupėsi viena po kitos. Kiekviena atrodė pagrįsta tuo metu, bet kartu jos sukūrė problemą, kurios paprasto sprendimo nėra. Taip ir sprendžiami konfliktai. Ne viena vienintelė kova per klaidų virtinę, kurią, kai pagaliau pamatai visas kartu, jau būna per vėlu atitaisyti. Tačiau galbūt svarbiausia šiame vaizdo įraše nebūtų tai, kas nutiko Rusijai. Tai, ką šis atvejis atskleidžia apie kažką didesnio. Visa valdžios sistema, kai ji pradeda iš tikrųjų pralaimėti, linkusi daryti tą patį. Kiekvieną žingsnį pateikia tarsi tai būtų plano dalis. Reakcija pateikia kaip strategiją. Pralaimėjimą vadina prisitaikymu. Ir kuo labiau realybė spaudžia, tuo garsesnis tampa pasakojimas. Problema tas, kad pasakojimas neištaisys geležinkelio. Ji nepapildo karių gretų. Ji negrąžina naftos pajamų. Tam tikrų momentų realybė pareikalaus savo. Ir nėra kaip sumokėti. Tai nėra būdinga tik Rusijai. Tai yra dėsningumas. Ir dabar, kai mokate tai atpažinti, pamatysite tai ir kitose vietose. O kaip jūs manote, ar tikite, kad Rusija dar turi galimybių pakeisti šią situaciją artimiausiais mėnesiais, ar pavasario puolimas buvo paskutinis didysis Putino bandymas? Palikite savo nuomonę komentaruose. Jei šis vaizdo įrašas jums buvo aiškus, pasidalykite juo su žmogumi, kuris seka šį konfliktą. Ir jei dar neužsiprenumeravote kanalo, dabar pats laikas tai padaryti. Kiekvieną savaitę pateikiama nauja analizė, be jokių užuolankų. Iki kito karto!